Stebint verslo patalpų rinką, Mindaugui ir jo partneriams kilo geniali idėja – įkurti verslo parkus, kur smulkiems ir vidutiniams verslams nuomai būtų pasiūlytos daugiafunkcinės patalpos. Tai buvo įkurtas išmanių verslo patalpų tinklas Nordspace. Sveiki, Mindaugai. Sveiki. Tai ačiū, kad pasikvietėt į savo šitą gražią vietą. Ir papasakokit pačią pradžią, kaip kilo idėja imtis verslo boksų Nordspace vystymu. Nes matėm, rinkoje yra trūkumas patalpų tinkamų smulkiam verslui. Jeigu reikia išsinuomoti didelį sandėlį, prekybinės patalpas ar biurą, tai tos pasirinkimas yra tikrai didelis, bet jeigu reikia nedidelių, universalių patalpų, kurios būtų skirtos smulkiam verslui, šeimos, ypač pradedančiam verslui, tai tikrai rinkoje yra pakankamai skurdus pasirinkimas. O kokių verslų yra? Papasakokit. Turim pačių įvairiausių. Gal mes, darydami Nordspace net nebūtume sugalvoję, kad net nežinotume, kad yra tokių. Pavyzdžiui. Varšuvai baigiam pastatyti naują objektą, kuris iškart dar nepastatytas, praktiškai buvo išnuomotas. Tai ten yra įmonė, pavyzdžiui, kuris spausdina didžiulės kosmoso nuotraukas ir jas siuntinėja po visą pasaulį. Yra specializuota paslauga gyvūnėlių transportavimo, kur atveži savo gyvūnėlį, ten supakuoja, deda maistą, atiduoda į lėktuvą. Yra įmonė iš Izraelio, kuri nuomojas patalpą, gamina išmanius avilius. Ir aš ten net internete pažiūrėjau, jie yra pritraukę investicijų apie 200 milijonų eurų ir pas mus vieną verslo boksą nuomės. Kokia būtų tokia greita instrukcija? Aš dabar noriu vieno jūsų bokso. Ką turiu padaryti? Reikėtų pasiskambinti mūsų pardavimų vadoviai. Pasiskambinus, labas Indrė, aš atvykau prie 34 bokso, norėčiau pažiūrėti. Jinai mato per kamerą, atpažįsta, sako, taip, Vidai, atidarysiu, užeikit į vidų, pasižiūrėkit, kaip jums ten tinka, patinka, kokių turit klausimų. Ir jeigu viskas tinka, galima mobiliu parašu sudaryti sutartį ir iš karto kelių minučių bėgy pradėti naudotis. Vis tiek per tas kameras stebit, kas čia iš jūsų boksų gyventojų aktyviai reiškiasi, tai kas tokie būtų? Turit vieną pažįstamą, žinau, mano Antaną. Jisai kūrė kaip foto filmavimo studiją, kurią nuomoja trečiosiom šalim. Tai koks tas numeris Antano, ar atsimenat bokso? Kitoj pusėje numerio neatsimenu. Gerai, keliausim tenai, keliausim pas Antaną, į jo boksą pasižiūrėti. Mes esame prie Nordspace legendinio 9-ojo bokso, kurio šeimininkas Antanas Jakimavičius. Labas. Tai ką tu veiki Nordspace? Visų pirma, tai 9 skaičius yra mano sėkmingas skaičius, todėl čia ir pasiėmiau. Ką veikiu Nordspace, tai atidariau savitarnos studiją, kuri šiaip dirba 24/7. Visą parą, nesvarbu, tu nori dienos metu dirbti, tu nori naktį dirbti. Gali bet kada ir gali visi. Tai tu kaip minėjai, kad tų bandymų verslo buvo net keletas. Taip. Ir pradžioj buvo kažkokių nesėkmių, bet bendradarbiavimas su Nordspace, kaip manai, čia atsitiktinumas, kad čia būtent paėjo, ar kažkokia dėsningumas? Aš sakyčiau, aš labai tikiu likimu ir aš visada mėgstu sakyti, nėra klaidų, yra pamokos ir iš tų pamokų, sakykime, kurios buvo, aš išmokau. Ir likimas atvedė čia. Ir tų nesėkmių buvo įvairiausių, kur atrodo pradedi daryti, nesigauna kažkas, tai suinvestuoji pinigus, vėl kažkas nesigauna ir tikrai vienu momentu atrodė, kad gal nebereikia man iš viso net bandyti. Tai ties šita riba ir buvo ta auksinė vizija, kur sakau, davai pabandysiu dar kartą. Pabandžiau ir atidariau vieną studiją, ten mūsų montažinės ir dabar šita savitarnos studija. Kaip tau ta idėja kilo? Kadangi aš jų ten
YouTube'ą darau, Instagramą, ten visus tos reelsus ir taip toliau. Tai va tokia gimė ir idėja, kad padaryti žmonėms tiesiog vietą, kur už prieinamą kainą galėtų ateiti ir tiek su savo įranga, tiek su mūsų įranga, kuri jau yra čia puikiai žinoma vieta būtų ir svarbiausia, kad galėčiau aš valdyti iš bet kur. Tai viską labai įdomiai pasakoji, bet man norisi užeiti į patalpas apžiūrėti, o dar labiau įdomu ta programėlė. Tu turi telefonę savo? Turiu aš viską telefonė ir dabar, kol tu neįėjai dar, aš tau toj parodysiu magiją, kas yra smagiausia čia. Va, čia atidarau, dabar žiūrėk, stebi vartus, jo. Man užtenka, va taip, aš galiu būti Ispanijoje dabar. Wow. Vartai užsidaro. O tai, žiūrėk, kas yra kiti? Tai čia vat yra durų spyna, aš galiu atrakinti, užrakinti duris, išjungti visas šviesas, įjungti visas šviesas. Išjungti vedėją. Taip pat matau, vat, ir Kameros, ne? Irgi yra kameros. Tai va, žiūrėk, turim čia fotostudiją, o mūsų draugai Akvilė pirmiausia nori tave pakviesti su manimi gurkštelt vandenuko. Jokas, čia mano mėgstamiausias skonis yra. Labai pataikėm iš karto. Tai va, be to, kad mes atsigėrėm, aš noriu paprašyti tavęs pademonstruoti, gal mes galėtume padaryti Akviliai mini fotosesiją. Aš tave inauguruoju į Akvilės product placement'o fotografijos riterius ir profesionalus. Ačiū. Ačiū tau. Tai praves man tokias trumputės dirbtuvės. Ko reikia? Gerai, tai dabar... Foną, taip, turim foną. Tai galite rinktis kokį norit foną. Mes, pavyzdžiui, pasirinkam baltą, ar ne, kad būtų lengva iškirpti po to, jeigu reiks. Ir čia, vat, kas man patinka ir man, tarkim, aš ateinu, noriu dirbti ir kurt, ar ne? Ir aš galiu, vat, pasimti tenai kažkokią medžiagą. Kėdutė, ar man patinka ta kėdutė ar nepatinka, bet aš norėčiau, kad būtų balta ta kėdutė. Neturiu baltos kėdutės, tai galiu padėti va tokį. Taip. Ir tada kėdutė tampa balta kėdutė. Juodos kėdutės nebėra. Dabar pabandom nufotkinti ir pasižiūrėsim po to rezultatą. Dabar žiūrovai mato ekrane dabar čia, kaip atrodo rezultatas. Ačiū. Gerai, ačiū labai tau. Dėkui.